Darotės remontą ir nori dekoruoti sienas dekoratyviniais rėmeliais, bet nežinot, nuo ko pradėti, pabandysiu viską išaiškinti, nes viskas ganėtinai paprasta. Pradėkime nuo paprasto varianto, kai jūs norite tiesiog padaryti ant sienos rėmelius, tokius kaip 2 ant 2, 1,5 ant 1,5 metro. Televizorių zonoje dar kažkur, nesvarbu. Tokiu atveju pasirenka bet kokią juostą, tinkantį pagal dydį, pagal dizainą, supjaustot 5 laipsnių kampų, klijuojat ir viskas elementaru yra labai paprasta. Toliau yra variantas, kai galima pasidaryti dvigubą rėmelį. Tokiu atveju tą platesnį juostą klijuojam kaip išorinę, o viduje klijuojam kokių 6-8-10 cm atstumu siauresnį juostelę. Jeigu atrodo per paprastą, galim įdėti kokį ornamentuką ir turim tokį įdomų variantą. Taigi, čia buvo antras. Trečias variantas būtų dekoratyviniai kampai. Taigi pradėkim nuo dekoratyvinių kampų paieškos, nes jeigu parinksit juostą, bet jinai neturės dekoratyvinių kampų, tiesiog neturėsit ką prie jos dėti, nes kiekvienas kampas, matot, turit vietą, kur jungiasi profilis. Ir šitas kampas skirtas tik tai juostai. Šitas kampas skirtas tik tai šitai juostai. Ir taip su dauguma kampų. Taigi, jeigu norite dekoratyvinių kampų, pradėkit rinkti tinkamą savo kampą ir žiūrėkit, kokią juostą prie jo eina. Tai tiek.